Policija. Labą vakarą. Supratau. Aišku. Mažvydo alėja iki parduotuvės sulaikytas vagis. Mes patruliuojam viešose vietose, prižiūrim viešąją tvarką, prižiūrim saugų eismą, kontroliuojam, kad nebūtų pažeidžiamos kelių eismo taisyklės, suteikiam pagalbą asmenims, kurie atsiranda bejėgiškoje būklėje. Taip pat mūsų pareigūnai gaudo nusikaltėlius, sulaiko juos ir pristato į policijos komisariatus. Taip pat mūsų patruliai užtikrina viešąją tvarką įvairių renginių metu, tiek sportinių, tiek kultūrinių, tiek religinių švenčių metu, bei įvairių politinių renginių metu. Dirbame mes praktiškai visą parą, vasarą, žiemą, ryte, naktį, vakare, kai šalta, kai lyja, kai sninga, mūsų patruliai turi budėti miesto gatvėse. Daugumą patrulių patruliuoja miesto gatvėse tiek pėsčiomis, tiek su automobiliais. Vasarą būna, kad ir su dviračiais, taip pat patruliuoja su motoroleriais, su keturračiais. Privalo mokėti elgtis konfliktinė situacijai, tai yra būti tinkamą psichologinį pasiruošimą. Privalo būti pasiruošęs panaudoti šaunamąjį ginklą ar policijos specialiasias priemonės. Tai yra turi būti atitinkamo fizinio pasiruošimo. Privalo išmanyti darbą su kompiuterinė technika, su visa programinė įranga, kurią naudojama policijai. Be viso šito pasiruošimo šiuolaikinis patrulis jau praktiškai neįsivaizduojamas, nes darbo metu jam tenka ir aiškintis ir šeimyninės problemas, įvairias konfliktinės situacijas, dažniausiai aišku gatvėse, bet būna, kad ir kitose viešose vietose. Tenka jam ir persekioti, gaudyti ir sulaikinėti nusikaltėlius. Tenka jam ir protokolus surašyti už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Patruliavimas vyksta tam tikroje miesto teritorijoje. Paprastai tai būna apibrėžta miesto dalis arba sektorius, kurioje yra patruliui nustatytas maršrutas. Kiekvienas patrulis gauna savo tarnybos užduotį, kur yra užrašyta, ką ir kaip ir kada jisai privalo padaryti. Aišku, be tarnybos užduočių patruliai darbo metu gauna daugybę įvairių iškvietimų iš policijos budėtojo. Pas budėtoją šitie iškvietimai patenka per bendrąjį pagalbos centrą, numeris 112. Po darbo patrulis turi atsiskaityti už atliktą darbą ir pateikti savo darbo rezultatus. Patrulių darbo laiką mes organizuojam atsižvelgiant į tai, kur, kada, kokiu metu mes tikimės, kad bus daugiausiai pažeidimų ar nusikaltimų ar kitų įvykių. Pamainas sudaromas tokiu būdu, kad nepaisant pamainų pasikeitimų, mieste liktų pakankamai operatyviai reaguojančių ekipažų. Paprastai paros bėgyje mes turim 3 darbinės pamainas. Kaip taisyklė, patrulis dirba 8-9 valandas. Kad galėtų tinkamai atlikti savo darbą, patruliai be abejo mokinasi. Mokslas kiekvieno patruliai prasideda nuo policijos mokyklos, kur jisai pabaigia tam tikrą kursą ir gauna kvalifikacijos pažymėjimo. Be šito kvalifikacijos pažymėjimo jisai praktiškai negalėtų dirbti patrulių darbą. Bet nepaisant to, kad jisai jau gauna tą vadinkim diplomą, jisai per visą savo tolimesnį tarnybos laiką privalo kiekvienais metais kelti savo kvalifikaciją. Jam organizuojami mokymai tiek pačioj patrulių rinktiniai kartą per savaitę. Tai mokymai dažniausiai pagal šaudybą, pagal fizinį pasirengimą, taip pat ir teorinius mokymus apie įstatymus. Taip pat organizuojami apmokymai policijos mokyklos įvairiuose kursuose ir seminaruose.
Kiekvienas pareigūnas privalo per metus ne mažiau kaip 8 valandas išklausyti ir kelti savo kvalifikaciją. Tačiau kaip taisyklė, daugelis pareigūnų mokinasi žymiai daugiau. Dabar matote viešosios policijos pareigūną, patruliuojantį gatvėje, užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą. Kaip matote, policijos pareigūnas dėvi šviesą atspindinčią liemenę, ryškiai geltonos spalvos, taip pat turi kitas spec priemonės reikalingas policijos pareigūnai, tai yra policijos lazda, antrankius, dujas ir taip pat šaunamąjį ginklą. Tokią uniformą dėvi policijos patruliai kasdieniniame savo darbe, tai patruliuodami gatvėse, viešose vietose ir užtikrindami viešąją tvarką. Patrulių rinktinė sudaro 2 kopos, tose kopose yra po 2 būrius. Vienoje iš kopų be patrulių paprastų policijos pareigūnų yra mobilus būrys. Mobilus būrio pareigūnam yra keliami didesni reikalavimai, aukštesni, tiek fizinio parengimo, tiek psichologinio parengimo. Kadangi mobilaus būrio pareigūnams tenka dirbti dažniau tokios ekstremalesnės situacijose, masiniuose renginiuose, kuriuose gali kilti masiniai neramumai, todėl jiems tenka priimti kartais greitai ir neatidėliotinus sprendimus, nuo kurių gali priklausyti ir kitų pareigūnų bei žmonių saugumas. Prieš save jūs matote mobilaus būrio pareigūną, kaip matote, jis dėvi visai kitokią aprangą negu paprastas policijos patrulis, kuris dirba gatvėje užtikrindamas viešąją tvarką. Tokią aprangą policijos patruliai, tai yra mobilaus būrio pareigūnai, dėvi dirbdami masiniuose renginiuose, kuriuose galbūt galimai gali kilti kažkokie tai masiniai neramumai ar incidentai, taip pat grupės asmenų daromi pažeidimai. Pareigūnas dėvi apsaugos priemonės, tai yra šalmą, apsauginė priešsmūginė liemenė su pečių apsauga ir rankų apsaugomis, taip pat kojų apsaugos, turi skydą skirtą apsiginti nuo mėtomų daiktų, taip pat turi užsidėjęs dujokaukę. Visos šitos specialiosios priemonės reikalingos pareigūnui apsisaugoti nuo išpuolių galimai būsimai padarytų teisės pažeidėjų.
pasipriešinimo atveju kažkokiu tai kilus neramumam, kažkokiem tai apsiginti nuo mėtomų daiktų. Na ir atitinkamai dar taip pat turi policijos lazdas. Policijos lazdą tompą su kampinė rankena ir dar turi lazdą teleskopinę. Štai tokias specialiasias priemonės dėvi mobilaus būrio pareigūnai, dirbdami masiniuose renginiuose.